Kaip katinas Artūras lobio ieškojo. Jūs dar nežinote, kodėl kaimelis vadinasi Baltųjų Ramunių kaimeliu. O šį vardą reikia dėkoti katinui Artūrui, nes jei ne jis, tai kaimelis iki šiol taip ir vadintųsi, tiesiog kaimeliu. Buvo taip. Vieną vakarą, kai lauke lijo ir pūtė žvarbus šiaurys, katinas Artūras sėdėjo prie židinio ir skaitė knygą. Įdomią apie piratus ir jų lobius. Kad taip rados kokį lobį, pagalvojo Artūras, tai visus nustebinčiau. Katinas ištiesė kojas link židinio ugnies ir užsimerkė. Svajodamas jis matė kalnus įvairių daiktų, kuriuos jis įsigytų, radęs lopį, didelis skardinės, kačių maisto, baseinas, sklidinas saldžios grietinėlės ir kalną keptos žuvies. Bet svajonėmis, o kambaryje tupėdamas lobio nerasi, todėl Artūras nusprendė. Ryte, kai tik nustos lyti, traukiu ieškoti aukso. O tik kur jį rasti katinas nežinojo. Upelis. Katinas atsiminė, kad vienoje knygoje apie Aliaskos aukso ieškotojus jis skaitė, kad šie aukso rasdavė plaudami upelių žvirgždą. Katinas susirado seną rėtį, didelį dubenį, kastuvą ir aišku maišelį auksui supilti. Saulė pakilusi rado aukso ieškotoją prie upelio. Drebančiomis rankomis jis rausė dumblą nuo dugnų, krovė jį į rėtį ir plovė. Rausė ir plovė. Visą dieną katinas bandė praturtėti. Bet kai vakare šlapės ir purvinas iki ausų grįžo namo, parsinešė tik kiaurą rėtį, sulankstytą dubenį ir nulaužtą kastuvą. O maišelį auksu supilti Artūras užmetė į pačią aukštos pušies viršūnę. Beje, tame maišelėje po poros dienų apsigyveno širšių šeimyna. Kažkoks netikęs upelis, pyko katinas. Be akmenų ir kriauklių nieko neradau. Su aukso plovimu nieko neišdėkė, todėl jis nusprendė paieškoti kokio nors senovėje užkasto lobio. Pasiėmęs naują kastuvą, katinas patraukė į mišką. Nors buvo vėlus vakaras, jis narsiai brovėsi brūzgynais, nes buvo girdėjęs, kad paslėpti pinigai naktimis dega. Katinas dairėsi į šalis, be nepamatys kur kokį žiburėlį. Ir jam pasisekė. Po didelę skarotą eglę kažinkas sužypsėjo. Artūras džiaugsmingai klykdamas iškėlė kastuvą ir puolė ton pusėn, bet staiga degantis pinigai sušviegė ir nubrazdė krūmais. Katinas sustingo vietoje. Ir taip stovėjo keletą minučių nesuprasdamas, kas atsitiko, bet paskui nusprendęs, kad jam pasivaideno, vėl leidosi ieškoti lobių. Ir aišku, nieko nerado, tik susibraižė visas. Pareičiais grįždamas namo jis užsuko pas savo kaimyną, girininką Šerną Richardą, nes pamatė, kad pas šį dar dega žiburys. Richardas sėdėjo prieš krosnį ir kalendamas dantimis bandė gerti arbatą. Kas tau kaimynė, ar tik nebūsi susirgęs, paklausė Artūras. Nesergu aš. Mane išgazdino. Čia dabar. Tave seną girio šerną? Kas? Paklausė katinas. O tu manai, aš žinau. Girininkas gurkštelėjo arbatos, atsiduso ir jau truputėlį ramiau tęsė. Einu aš mišku, dairaus ir viskas tvarkoj. Pavargau, atsisėsiu, manau, paglė, pipkutę sutrauksiu, žiūriu į mėnulį ir staiga kažkoks pusprotis kriokdamas, kad puls prie manęs iškėlęs kastuvą. Vos pabėgau. Šernas dar kartą atsiduso ir pabaigė. Aš dabar ko gero į mišką dar ir dieną bijosiu eiti. Gerai, kad kastuvą prie vartų palikau. Pagalvojo Artūras, supratęs, kokie pinigai miške degė. Ir todėl kuo skubiausiai atsisveikino, palinkėjo Richardui kuo greičiau išgyti nuo išgąsčių ir nupėdino namo. Kitą rytą katinas nusprendė paieškoti lobio savo sode. Ir greitai sodas atrodė taip, lyg jame gyventų didžiulis kurmis. Lobio ten nebuvo, todėl Artūras persikraustė į daržą. Kada pusė daržo jau atrodė taip pat kaip ir sodas, katino kastuvas atsitrenkė į kažką. Artūras vis dar netikėdamas, kad jam pasisekė, išrausė duobę ir iš jos ištraukė didžiulį varinį puodą su dangčiu. Katinas drebančiomis rankomis jį atvožė ir bijodamas net pažvelgti vidun, apvertė ir papurtė. Ant patiestos paklodės pabiro didelis ir keistos sėklos. Vargšas lobių ieškotojas vos neverkdamas purtė puodą, bet iš jo daugiau niekas nebirėjo, tik sėklos. Artūras jau norėjo sutrypti savo radinį, kai galvą šovė mintis. O kas gi aš čia užkasė? Ir kokios čia sėklos? Jis užėrė savo radinį atgal į ąsotį ir nukūrė pas gilių žinovą buldogą Haraldą.
Šis ilgai jas apžiūrinėjo, uostė, vieną net sukramtė, bet niekaip negalėjo pasakyti, kokios tai sėklos, todėl patarė katinui jas pasėti. Po mėnesio Artūro sode pražydo pirmosios didelės baltosios ramunės. Jūs dar aišku norėtumėte sužinoti, kas užkasė ir kodėl tokį keistą lobį katino darže. O iš kur aš galiu žinoti, jeigu niekas nežino? Gal tik tas, kuris užkasė.